Tai kaip surinkti tą motyvuotą komandą? Kuriai bandelių nereikėtų, a? Susitikrinkim, iš kiek kokius mes čia renkamės. Jeigu mums reikia vieno žmogaus, 30 žmonių, nugi mes turim tūkstančius, kurie galėtų laukti. Jeigu dabar nelaukia, ką mes viduj padarėm, kad ne tai viskas vyksta. Tai turėtų būti visiems keliamas klausimas, ką mes galėtume padaryti, kad pas mus irgi norėtų ateiti tie žmonės, apie kuriuos tu kalbi. Ir čia yra visų bendras darbas. Man taip atrodo. Ir matau, kad tai pasiteisina pas tuos, kurie imasi šitą reikalą spręst kartu. O ne vienas. Du dalykai iš tavo pasakymo, kurį labai noriu užakcentuoti ir atkreipdėmės. Kiek tų žmonių iš tikrųjų jums reikia? Ir antras dalykas, tai ne HR ir vadovo problema. Tai mūsų visų fantastiška galimybė. Tai yra, jeigu mes visi dirbam, tai ką tu ir sakei. Tai yra, mes visi atsakingi už tai, kad atsirastų pas mus tokie žmonės. Taigi tarp tokių fainiau būtų.